Gerai, taip. Sveiki visi, kas žiūrėsit, kas dabar žiūrit. Turim šiandien viešnią iš Italijos, iš amžinojo miesto Romos. Pagal jūsų kūrybinį pseudonimą Marija Verdi. Ar jūs vaidinti Raimondą ar Mariją? Kaip jums patogu? Ai, aš tiesiog nežinau. Aš labai daug metų esu Marija Verdi, taip kad kaip ir mano antrasis alter ego. Tai gal tada ir pasiliekam prie Marija Verdi, nes tada bus kur kas smagiau ir paprasčiau. Kas mane pažįsta tiesiog tuo vardu, todėl kad nebūtų tokios painiavos, tai būtų geriau tikriausiai. Susitikimą. Ar galiu padėti čia? Taip, labai gerai. Bus kaip tik labai gražu šalia. Puošime. Taip, gal tada iš naujo. Taip, sveiki visi. Šiandien knygyne mes turime viešnią iš amžinojo miesto Romos Marija Verdi. Ir jos knyga Iliuzijų meistras Roma. Marija. Jūs esat tikrai nesvetima visokių sapnų ir tokių visokių įdomiausių dalykų, nes aš neįsivaizduoju, kaip galima gyventi Romoje ir, kaip sakant, būti paprastu žemišku žmogum. Vat kaip tai gimė mintis, vat kaip tos iliuzijos, kodėl tas meistras ir kaip čia viskas prasidėjo? Na, prasidėjo viskas iš tikrųjų labai senai. Šią knygą rašiau 14 metų ir užtrukau, mokiausi rašyti, todėl kad tai buvo mano pirma knyga. Ir palengva, aišku, vyko visokie kitokie dalykai. Aš augau, aš keičiausi, ta pati Italija keitėsi, visi mes keitėmės ir tuo pačiu brandinau turinį, brandinau istoriją, kuri iš pradžių tikriausiai tie, kurie skaitė arba kurie skaitys, suprato, kad Kiara norėjo parašyti knygą. Ir iš tikrųjų ta mintis, tas noras parašyti knygą pas mane buvo visą laiką, bet vis kažko pritrūkdavo. Tai minčių, tai žodžių, tai nežinau, vis kažko pritrūkdavo. Galiausiai kita šalis, gyvenu tenai jau daugiau nei 20 metų. Ir skirtumas kalbos. Tai buvo toks dalykas, kuris taip pat labai stabdė. Buvo momentų, kai buvo šeima, vaikai galvoj ir labai mažai kontakto su lietuvių kalba. Ir jinai buvo pradėta italų kalbą rašyti. Tada aš perėjau prie lietuvių kalbos. Ir ką aš išmokau? Aš išmokau girdėti kalbą. Aš manau, kad čia toksai labai svarbus momentas ir galbūt ne visi supras, nors iš tikrųjų tie, kurie gyvena svetimoje šalyje, šitą turėtų labai gerai suprasti. Tas sunkumas prisiderinti prie vietos, kurioje esi, kalbos pritaikymas, liežuvio pritaikymas, noras būti suprastam ir mokėti išsireikšti. Ir nežinau, ar visiems tai yra būdinga, bet tiesiog aš turiu tokį bjaurų įprotį. Tiesiog aš noriu išsireikšti taip, kad mane suprastų. Aš noriu pasakyti taip, kad mane tikrai suprastų. Ir kad tiesiog, kad netgi daugiau negu suprastų, kad pajaustų tą patį, ką jaučiau aš, kada pasakojau savo istoriją. Ir aš jau esu vienam interviu sakiusi, kad kažkada, labai puikiai atsimenu, tai buvo spalio mėnesis, tai buvo 2005 metai. Ir aš visai netyčia internete radau vieno žmogaus nuotrauką, kuris tiesiog gimė kaip Korelio personažas, to mago personažas. Ir tiesiog tai buvo tokios skvarbios juodos akis, kad man pasidarė baugu ir tiesiog kažkaip, nežinau, gal sąžinė kažkaip tai suveikė. Tiesiog aš supratau, kad aš turiu parašyti tą istoriją, aš ją turiu papasakoti ir tas magas mane tiesiog lydėjo. Tai yra, tarp kitko, tai yra anglų menininkas.
Aš jam netgi parašiau laišką e-mailą, aišku, jis man neatsakė, bet ir to. Tiesiog ir vėl, ir atvedė čia nais taip pat. Tarp kitko, tai yra mano pirmas gyvas pasirodymas, todėl kad kada knyga išėjo, buvo 20 gruodžio mėnesis ir prasidėjo pandemija ir užsidarė visi keliai, po to kitokie visokie dalykai ir tiesiog tai yra, ko gero, mano vienintelis gyvas pasirodymas. Todėl toksai ypatingas, bent jau man. Taip, tikiuosi jausitės jaukiai, nes čia tikrai mes turim tokį labai jaukų saloninį pasisėdėjimą, net nieko panašaus į kažkokį tai oficialų, kažką tai tokio. Tai tiesiog iš jūsų širdies praktiškai Kiaros tie visi pergyvenimai sapnuose, kiek tai buvo vėlgi dalis istorijos, nes būtent dėl to jinai ir buvo pasirinkta kaip ta, kuri eina ir keičia pasaulius, nes jinai jau prieš tai turėjo tos patyrimus. Kaip jos, nes jeigu Korelis, jisai turėjo savo kažkokį prototipą, kaip kiti autoriai, ta prasme, kiti personažai. Nežinau. Ar čia tiesiog jūsų fantazija kažkoks? Aš manau, kad gal pradžia buvo šiek tiek asmeniška, tačiau po to jie patys atgyjo, jie patys pasakojo savo istorijas ir kartais būdavo tiesiog darai tiramisu, o galvoje ten visai kiti pasauliai, visai kiti dalykai. Ir kiekvienas pasakojo savo istoriją ir aš planavau vieną knygą, aš neplanavau plėstis. Nutiko labai keistas dalykas, kurio aš tikrųjų nieko nepasakojau, bet jau link pabaigos, kai jau ėjo kalba apie knygos išleidimą, aš išlaikiau italų kalbos egzaminą, tarp kitko visai pačiu aukščiausių balų, lygių, ir dingo mano dokumentai, dingo mano atestatai. Ir praktiškai knyga jau buvo sutarta, kad jinai išeis ir vieną dieną, tarp kitko aš laukiau ten kažkiek, tai gal net metai ar daugiau, aš dabar nepamenu. Man ateina 3 atestatai, tie patys, identiški, vienodi, vienu metu. Ta pačią dieną aš gaunu 3 tos pačius identiškus atestatus. Ir tada aš supratau, kad ta knyga, jinai tiesiog negali būti viena. Ir tada atėjo kita lavina visokių minčių ir pradėjo tie visi personažai pasakoti, kad ten pasirodo viskas ten tiek vyksta, kad tiesiog aš turiu viską pasakoti toliau. Ir aš taip ir darau. Šiuo metu yra įpusėta 2 knyga ir nedidelis gabaliukas 3. Taip kad... Gal galite išduoti paslaptį, nes 2 knyga bus Paryžiuje, nes kadangi gali. O 3 knyga kurioje šalyje? O kaip jūs galvojate? O kaip jūs galvojate, koks gali būti 3 miestas? Anglija, Londonas. Sevilija? Na. Kas turi kokių idėjų? Galiu pasufleruoti. Marijampolė! Na, 3 bus Niujorke. Niujorke. Vėlgi ten miestus lėmė istorija. Tiesiog istorija. Ir mano vidinis matymas, todėl kol kas aš nenoriu išduoti priežasčių, kodėl. Nors pirmoje knygoje jau aišku, kad tenais Paryžius yra minimas kai kuriuose vietose ir galima įtarti, sakykime, kas bus 2 knygos pagrindinės veikėjas. Ir man be galo patinka 2 knyga. Aš šiandien atsikėlus, perskaičiau dar kartą šitą, kad prisiminčiau tiesiog, apie ką jinai buvo, nes aš jos neskaičiau. Iš tikrųjų, aš ją skaičiau 1000 kartų. Aš ją mokėjau mintinai. Aš tiesiog padariau pertrauką, nes jau kaip ir mokėjau tiesiog mintinai. Todėl pagalvojau šiandieną. 14 metų rašiau ir per porą valandų perskaičiau. Kaip keista. Marija, noriu grįžti prie jūsų personažų, prie vietų, prie geografijos, nes
kažkaip tai taip galbūt iš pirminio tokio vatą. Aš įsivaizdavau, kad bus daugiau kažkokių tai Romos objektų, tokių žinomų, kažką tokio. O iš tiesų kelionė vyksta iš Terminių stoties. Taip. Žodžiu, Per daug geografijos tenais. į kažkur tai. Ir kadangi man pačiai teko keliauti iš Terminių stoties, tai irgi tas toks iš karto atsigamina visas tas triukšmas, kvapas, nepaprastai skani kava. Traukinių stoty tikrai labai gera kava. Beje, labai pasikeitęs. Pasikeitė, nes kai aš buvau, tai buvo labai skani kava ir absoliučiai nerealios apelsinų sultys. Tai čia buvo toksai kaip ir visas mano toksai asmeninis su visu tuo. Vėlgi, jūs juos nukeliat į kažkur tai. Į kažkokią tai neapibrėžtą, neaiškę, net nepasakysi, kad tai yra paralelinis gyvenimas. Kodėl taip? Kodėl viskas ir negalėjo vykti toj pačioj plotmėje? Na, tiesiog taip susidėliojo. Gal pradžiai, kada pradėjau rašyti, tai buvo tam tikros vietos, kurias žinojau geriau. O po to tiesiog pasileidau vedama istorijos ir jau daugiau per pajautimą, nes vėlgi tą patį miestą jį reikia pajausti ir aš stengiausi tą pojūtį perteikti. Aš manau, kad jisai daugeliu atveju jisai juntamas yra. Ir tam tikros gatvės, nepaisant to, kad nėra įvardinta kas ir kaip, aš manau, kad tai nebuvo pagrindinis mano istorijos tikslas. Aš nemanau, kad bus daugiau dalykų ir Paryžiuje, ir Niujorke. Nepaisant to, kad kažkokios tai vietos jos turėtų, jos bus paminėtos. Taip, nėra ten per daug geografijos. Ir jeigu kažkas tai tikisi Romos aprašymų, tai tikrai jo neras. Ar nebuvo būtent tas ir buvo, kad ėjo pajautimas, o ne kažkoks tai daugiau pasąmoningas, negu kad sąmoningas? Daugiau per pajautimą tiesiog, kad pririšti tam tikras, sakykime, scenas prie vietos, bet nebuvo konkretikos, todėl kad pati istorija, jinai irgi ten yra labai mažai konkretikos. Ir aš noriu paklausti ar pasakyti, dėl žanro. Jūs skaitot, kaip jums atrodo, koks tai žanras? Nes mane bandė priskirti Velės romanams, su kuo aš nesutinku, bet, sakykime, tam tikrose virtualiuose knygynuose galima rasti būtent kaip Meilės romaną, kitur kaip šiuolaikinio autorių, bet o jūs kaip manote? Sakyčiau, matot, kas yra? Tai nėra meilės romanas, tai yra jausmų romanas. Štai kaip būtų. Tarkim, būtų, žodžiu, mano būtų toksai, nes iš tiesų, kodėl man personažai jūsų labai, būtent kaip jūs, man įdomu, mano interpretacija, žinau, bet man įdomu, kadangi jums yra svarbu perduoti jūsų žinią. Ir kadangi aš kaip parduodama knyga, aš nenoriu komunikuoti mano žinios, aš noriu perduoti jūsų žinią. Ir tas, kad, tarkim, kiekvienas iš personažų, sakyčiau, tai romanas, kuriame nėra tokio, sakyčiau, blogiečio. Na, yra blogiečio. Taip, bet iš esmės, vėl, čia tu gali žiūrėti ir vienaip ir kitaip. Teisingai. Bet visuomet taip yra. Yra tas, kuris yra blogas, priklausomai kaip, iš kokios pozicijos žiūri. Vienam jisai blogas, kitam jisai geras. Ir kiekvienas neša savo pasakojimą, kiekvienas neša savo likimą, savo istoriją, savo jausmus. Ir jie gali skirti, sakykime, nuo kito personažo minčių apie tą
apie tą žmogų. Man buvo svarbi pati istorija. Ten tiesiog yra labai daug dalykų pasakojama, sakyčiau, tarp eilučių. Man patinka pasako tarp eilučių. Man patinka rašyti tarp eilučių. Duoda savotiškos mistikos, sakykime, atveria naujus kelius ir netgi, sakykime, tas toksai matymas keliom, nežinau net kaip pasakyti, keliais išmatavimas. Dimensija. Taip. Ir visos jos yra svarbios. Čia esmė yra tame, kad sugebėtum nenukrypti vieną pusę, bet kad sugebėtum išlaikyti dėmesį vat būtent keliais lygmenimis. Ir todėl ir negali būti blogiečio arba geriečio. Tas pats Korelis, jisai nėra toks gerėtis, kaip atrodė. Ir jisai nėra toks blogėtis. Kad čia taip, tu gali labai, pradžioj tu viskas lyg taip pačiam pradžioje romano, lyg taip viskas aišku. Taip. Bet kuo toliau eini ir dalykai aiškėja, va, ta pati Monos, kaip ir galima sakyti, nu jinai kaip ir, jau kaip sniego karalienė galima, jeigu jau taip žiūrėti per Anderseno prizmę ar žodžiu. Bet tu ją vėlgi matai, va ta paskutinė, kada jos paskutinė scena. Bet jinai man nepaprastai graži. Užstrigo šita. Vat šita man labai, kad va tas, va specialiai nesakau, kad žinotumėt kas. Ir tas šiaip, vat labai man patiko, kur irgi pradžioje šito taip, jo personažo galas. Jisai pradžioje, nu, va tas ir yra, kad tas jo ego, viskas taip toliau, bet tu matai, jisai turi tikslą tame pasakojime. Ir kodėl jūs nusprendėt jį nenubausti, o jį įteikti kaip dovaną, žodžiu, bet toks savotiška labai įdomi bausmė. Na, ten ne visai dovana. Na, taip. Ne visai dovana. Ten bausmė, iš vienos pusės, iš kitos pusės ne, bet vėlgi sakau, nėra gerai ir blogai. Kiekviena tokia būsena, jinai turi priežastį būti. Tiesiog taip yra visur kur. Ir knygoje labai yra vystoma sapnų tema. Ir tik apie ją aš ir norėjau jūsų paklausti. Sapnai yra apskritai mano tema. Aš nagrinėju sapnus, aš apie juos kalbu, aš jų mokinu juos suprasti, kaip ir daug kitų dalykų, kurių taip pat mistiškai man leidžiama yra patirti. Ir sapnai, jie taip pat vienas iš būdų pateikti kitą matymą to, ko tu negali nupasakoti žodžiais, todėl kad vėlgi nėra to juodo balto, gero blogo, tiesiog sapnai jie leidžia nuskraidinti žmogų ten, kur jisai turėtų būti, kur jisai norėtų būti. Ir praktiškai visa šita knyga, jinai yra apie svajones. Ir iš tikrųjų, anglų kalboje tai labai gerai atspindi, todėl kad anglų kalboje svajonė ir sapnas yra tas pats žodis. Italų kalboje taip pat yra tas pats žodis, kuris reiškia, ta prasme, reikšmės yra dvi, bet žodis yra tas pats. Todėl tos Kiaros svajonė parašyti knygą ir iš kitos pusės tie visi sapnai, per kuriuos visi personažai susitinka ir tas iliuzinis pasaulis, kuris iš tikrųjų, vėlgi, skaitykite tarp eilučių, nėra nieko, kaip atrodo, kaip yra parašyta, todėl kad kaip ir gyvenimas, viskas labai paprasta, bet iš tikrųjų viskas taip sudėtinga. Bet iš tikrųjų, jeigu dar giliau pažvelgtume, ten viskas yra dar sudėtingiau, bet iš tikrųjų viskas yra taip paprasta. Tiesiog
Ir visa tai yra persipinę ir knyga yra tokia, kad jie iškelia tam tikras mintis, jie leidžia pamastyti, jie leidžia sustoti, pagalvoti ir tuo pačiu sekti veikėjų pėdsakais. Man dar vienas personažas labai užkliuvo ir užkliuvo grynai iš brolių Grimų atėjęs, Lapė devyniauodegė. Na čia gal daugiau kiniečių, nes tiesiog, kadangi man labai užstrigus būtent iš Grimų tos pasakos ir dabar va ta Lapė devyniauodegė, jinai... Čia yra kiniečių mitologijoje, Huliang. Čia yra kiniečių personažas, kadangi vis tiek yra didysis mokytojas yra kinas, todėl ir personažas, labai mistiškas personažas. Ir jisai, aš nežinau, kiek galiu papasakoti, kad nenoriu papasakoti per daug, nes tie, kurie neskaitė knygos... Bet tiesiog apie patį personažą, nes kada tu jį susiduri irgi, jisai nėra irgi nei geras, nei blogas. Na, ta lapė, jinai visuomet yra demonas. Taip. Yra demonas. Demonas vėlgi... Kaip ir blogas. Kaip ir blogas. Bet jisai nėra blogas, todėl kad jisai padėjo pačiu sunkiausiu metu. Tai buvo mokytojo, sakykime, pasiaukojimas kažkoks. Tai buvo, nežinau, kad nepasakyt per daug. Tiesiog žmogaus ir demono mišinys įvyko istorijoje tokių sunkių momentų, kur praktiškai kaip pakito, kaip mitologija, kaip kitas personažas persikūnės. Čia iš tikrųjų, kad kiekvieno mūsų gyvenime mes galime būti visokiais ir mirties akivaizdoje, sakykime, vėlgi mes galime įgauti kitų savybių, mes galime tapti kitokie, mes tikimės, mes tikimės, mes visą laiką kabinamės į paskutinį kažkokį tai tikėjimą, į paskutinę galimybę, ir kaip jinai mus keičia. Ir būtent knygoje tas momentas jisai yra užfiksuotas, jisai būtent pereina per kinų šį personažą, kuris yra gana paslaptingas. Beje, jis šiek tiek apie jį bus ir antroje knygoje. Jūs gal užduokit klausimus, nes aš nežinau, kiek aš galiu užsiplėsti. Ne, tai tiesiog kiek jums išeina, kiek teka, tas toks, kad nepapasako turinio, bet tiesiog... Man labai, asmeniškai man buvo labai smagus Rafan personažas. Ir tiesiog, vėlgi šitoje vietoje aš esu girdėjusi, kad kai kurie žmonės taria kitaip vardus, vėlgi tas vardų klausimas, kaip ištarti teisingai. Mano mintise tai buvo Rafan, jaunoji čigonė, kuri po to tapo Kiaros draugė ir kuri po to užėmė labai svarbų vaidmenį visoje knygoje. Vėlgi tas ateities spėjimas, mokėjimas skaityti, jausti. Ji tarsi eina kaip vedlė, kaip aiškintojas. Taip, kad tiesiog kas yra kas ir kaip orientuotis visoje toje iliuzinėme pasaulyje, visoje toje iliuzinėje tikrovėje, kur kaip ir nieko nėra tikra, bet ir viskas yra tikra. Tai dėl to aš ją ir kada klausėt, kokiai kategorijai priskirti tą knygą, dėl to aš sakau, tai yra jausmų mano. Jausmų romanas, nes jausmai yra tikri. Pati aplinka, būtent tas, kada per veidrodį yra įtraukiama. Čia neįsirgi. Irgi tas toksai, kad tai yra ir iliuzija, ir tikrovė tuo pat metu.
Ir va tas toksai, kad aplinkybės jos gali būti bet kokios, bet tas jausmas yra tikras. Tai čia būtų mano tokia vat interpretacija, dėl to vat, man ir įdomu, vat būtent kaip jūs matėt, kaip jūs kada rašėt, kaip jūs jautėt, kaip... Na, kaip viskas tikra. Viskas tikra. Viskas tikra, tik tai būdai, metodai, kuriais mes to tikrumo siekiame, jie būna skirtingi. Yra daugybė aplinkybių, kurie iš mūsų daro vienokiais ar kitokiais, bet visuomet yra svarbu tiesiog išlaikyti tą dvipusį regėjimą, sakykime, ar kelių pusių regėjimą. Todėl, kad ne viską mes išsakome. Yra daugybė dalykų, kurie gyvena mūsų viduje ir tos dalykus yra kartais smagu jausti. Todėl tada nereikia kalbėti, nereikia pasakoti. Man tiesiog patinka tas toks rašymas keliais lygmenimis. Todėl, kad jis tau atveria daugiau galimybių. Tiesiog matomumo laukas yra kur kas platesnis ir gali sutalpinti ir atskleisti daugiau detalių. Nes ir kokios žinios yra būtent geros sapnuose, nes vat, būtent sapnai, kurie ją atvedė į tą, taip sakant, poziciją. Tai vidinis vedimas, tai yra vidinis vedimas, jautimas, net netikėtai ten viskas nutinka ir pažintis su rašytoju vyksta netikėtai ir po to susitikimas su Rasko taip pat vyksta netikėtai ir po to supranti, kad visi tie, kurie atrodė šventi ir talentingi, pasirodė, kad nebuvo visi tokie šventi. Bet vis tiek talentingi. Nes man dar labai irgi vat užkabino stipriai būtent Monos, kada vat buvo vat tas vat jų sprendimas, kad reikia sustabdyti, kad jinai nenugalėjo demonų savyje. Ir dėl to jinai tapo vat būtent tas noras išsaugoti, vat, kad jinai būtų šalia, bet tuo pačiu ją pavertė pikta, uždaryta. Ar čia buvo jos kažkoks sprendimas, ar aplinkybės, vat, nes jinai kaltina aplinkybės. Na, meilė visuomet yra. Pati meilė ne visuomet yra. O ten daug tokių pasakymų ir pamastymų pakeliui yra ir Prakeiktos meilės vartai, kurie irgi... Tai vat, labai įdomus, nes ten tokios Prakeiktos meilės vartai, kad irgi labai daug simbolių sudėta jos. Taip, ten vėl iš kažkokios tai Korelio knygos paimtas gabaliukas, kai kurie, tarp kitko, nežinau, tie, kurie neskaitė, pastebės, kad visos pačioje istorijoje yra tiesiog įpinta vienos iš to iliuzijų meistro Korelio rašytojo paralelė knyga, kuri kalba apie Džokerį ir apie Renę. Yra tarsi Korelio kūrinys inkorporuotas pačioje, sakykime, Marijos Verdi knygoje, bet o tie Prakeikti meilės vartai irgi yra iš dar kitos knygos, kurie galbūt dar kažkada ateityje, kurioje nors kitoj knygoje, antroje arba trečioje, irgi gali būti, kad bus labiau vystoma. Nes mes grįšim vėl prie Korelio knygų, nes jos kaip ir pasaulis vyksta jo knygose, jo sukurtas. Na, jisai sukūrė Iliumą. Atrodytų. Ir Iliumas jisai nepasibaigė, aš kiek supratau, jisai kaip ir nesugriuvo visiškai. Na, jisai sukūrė savo Iliumą, kaip sakė garsus kinas Čangas Longas. Jisai sukūrė savo Iliumą ant jam nežinomo Iliumo pagrindų, taip kad galima daugmaž nuspėti, įtarti, kas bus toliau.
nes ten paskutiniuose puslapiuose vėlgi Taip. yra pereinama į tai, kad vėlgi viskas tarsi prasideda iš naujo, visas veiksmas. Todėl Ilimas, aišku, jis niekur nedings, bet apie kokį Ilimą mes kalbame. Taip kad... Nes man iš karto tas ant pamatų, vat, galvoju, kad galėjo galbūt jūsų irgi tas, kad daugelis šiandieninių Romos pastatų jie yra pastatyti ant senosios Romos. Ir tai irgi tai kelia tam tikras galbūt kažkokias asociacijas, kažkokias, tas gyvenimas niekur nedingo senasis, jisai tiesiog pereina į naująją. Na, aš labai ties tuo nesustojau. Tiesiog aš ėmiau Romą kaip mokytojo Longo buvimas Romoje. Jisai Romą mylėjo. Ir kada jisai grįžo po to, po daug metų iš New Yorko, beje, jisai grįžo atgal į Romą, jisai galvojo, jisai spėliojo, kaip Roma jį priims, ar jį nebus ant jo užpykusi. Todėl, kad vėlgi viskas yra per jausmą. Būtų neįdomu, jeigu būčiau papasakojus, sakykime, kad tai yra toksai objektas, o čia eina per pojūčius, kaip santykis su miestu. Nes man, pavyzdžiui, buvo šitas dalykas įdomus, aš pati tai praėjau ir kaip mes reaguojame miestą. Pavyzdžiui, jūs gyvenate Londone. Kaip jūs reaguojate į Londoną? Londonas jums yra kas? Aš supratau, kad vardai, miestų vardai yra vyriški ir moteriški. Ir, aišku, veikėjas vyras, mokytojas, kinas Longas, jisai stebi Romą kaip moterį. Paryžius yra vyriškas. Nežinau kaip kitose kalbose, bet aš tiesiog kartais bandau žaisti, nes vėlgi skirtingi miestai, jie skirtingai įsiverčia. O ką kalbėti, kad Roma apskritai, jeigu skaitai atvirkščiai, tai mes gauname amor, tai yra meilė, tai yra meilės miestas ir jo santykis su Roma. Mes su kiekvienu miestu, aš tiesiog taip ir parašiau knygą, kad tai yra, mes palaikome santykį, tai net nėra net jausmas, tiesiog mes santykiaujam su miestu, sakykime. Aš tiesiog taip tiesiai šviesiai. Todėl, kad kai kurie miestai iš tikrųjų mums gali asocijuotis, pavyzdžiui, su vaikystė, kiti su maistu. Bet ten kažkas buvo skanaus ir tiesiog užsifiksuoja šitas dalykas. Yra miestų, kurie mums užsifiksuoja su nuodėmėm. Yra miestų, kurie mums užsifiksuoja kaip kažkas baisaus. Pavyzdžiui, aš kai atvažiuoju į Londoną, man visuomet yra labai baisu. Kairė ir dešinė ir tie visi skirtumai. Aš labai jautriai reaguoju šitą dalyką. Ypač kai veži. Kad sakau, tas santykis su miestu, jisai vėlgi aš jį tyrinėjau rašydama, nes sakau, aš rašiau 14 metų, aš per tą laiką išgyvenau pati daugybę visokiausių dalykų ir tiesiog jie nugulė pačioje istorijoje, kaip ir mano patirtis, ir kaip mano mintis, ir kaip pati istorija. Kartais istorija duoda minčių apie gyvenimą, kartais gyvenimas duoda minčių apie istoriją, visai būna. Dabar per tos 14 metų pati keisdamasis, ar jūs grįžote į teksto pradžią, kažką tai taisėte, ar tiesiog jau ką parašėt? Nedaug, aš keičiau nedaug, todėl kad vis tik man buvo, pradžia mano buvo visuomet bazinė. Aš nuo jos pradėjau, aš grįžau, galbūt praplėčiau redaktoriaus istoriją, kuri nebuvo išryškėjusi, sakykime. Ir beje, Giovanni istorija taip pat, jinai iš pradžių jos nebuvo. Tas adreso išplėšimas, taip, ir tai visą... Taip, jisai buvo jau paskutinių, sakykime, puslapių, gal ne visai paskutinių puslapių, bet jau buvo link, po daug metų buvo tiesiog sukurtas kaip
Nes jis labai ryškus, tas momentas, jisai tikrai labai Taip, jau, sakykime, aš jau buvau jo subrendusi. paveikslą jinai iš karto sudėlioja ir Keros visą tai irgi jos. Taip, iš pradžių jinai irgi buvo tokia, sakykime, nedrasi, jinai siekė to savo svajonės, bet gana nedrasiai. O po to, jinai irgi išmoko kažko, tai pagaliau jinai parašė knygą, išmoko rašyti knygą ir išleido knygą, taip kad čia toks labai svarbus momentas. Jinai pasiekė savo svajonę, jinai gyvendino savo svajonę ir visą tai dėka to paties Ylimo, kur tas yra paslaptingas miestas, paslaptinga šalis, kuri yra, bet jos nėra. Bet vėlgi jinai yra, todėl kad mes visi gyvename Ylime. Tai gal kas norit ką paklausti, kas skaitat, kas neskaitat, vat kam vat iš tokių vat... Sunku suprasti, neskaičius tikriausiai. Įdomiai. Labai Norėčiau paskaityti. Jo, aš galiu pasakyti labai čia tos užuominos tokias, kad jau taip, dabar jau taip įdomu pasidarė, ką ten rašo. Labai. Nes matosi, kad